Sveiki, iš tikrųjų, nesisveikinu dar su jumis. Iš tikrųjų, kai manęs paprašė perskaityti čia pranešimą ir aš pamačiau temą, tai iš tikrųjų pergalvojęs neradau nei vieno argumento, kodėl strategija turėtų būti kaip nors priešinga idėjai. Tai dėl to pervadinau savo pranešimą į truputėlį kitaip perfrazavau ir iš tikrųjų norėjau pakalbėti apie abipusę reklamos ar marketingistų ir medijos meilę. Kad mes, kaip medija, mėgstame, mylime reklamą, tai čia ne paslaptis. Dabar klausimas, kodėl jūs turėtumėte mylėti mediją. Visų pirma, turbūt, čia buvo, mes kalbėjome apie projektą, kas yra iš tikrųjų pirma višta ar kiaušinis. Ar pirma ateina lankytojai, o po to mes galime pritraukti kažkokius reklamos davėjus, ar ne? Ar atvirkščiai. Mes pritraukime labai daug būrelių, kažkokių potencialių reklamdavių ir tada ateina lankytojai. Tai mano nuomonė, iš tikrųjų, pirma turėtų vis dėlto būti lankytojai. Lankytojai neina į jokį tinklalapį, kad ten surastų reklamos. Jie visų pirma eina ką nors paskaityti, pažiūrėti, pažaisti ar ten kažką tokio panašaus. Tai jie yra svarbiausia ir tas turinys yra svarbiausia. Reklama yra tik tais kaip, nežinau kaip pasakyti, ne tai, kad šalutinis produktas ar kažkoksai nelabai svarbus dalykas, bet tikrai niekas neina į jokį tinklalapį pažiūrėti reklamą. Tai todėl, jeigu jūsų reklama galėtų, ne tai, kad apsimesti turiniu, bet jeigu jūsų reklama gali padėti turiniui, jį papildyti, praturtinti, paįdominti, čia yra iš tikrųjų tasai esminis punktas. Ir jeigu jūs nemylėsite tos medijos ir to turinio, tai jūs negalėsite padėti tam turiniui ir papildyti. Ir tada lankytojai į jūsų reklamą kreips gerokai mažiau dėmesio. Čia tokia patirtis, tai dėl to meilė turėtų būti abipusė. Ir pirmas slaidas, man labai patinka projektas, vadinasi America Online, jį daro Project Devil, jūs galite Google susirasti jį. Idėja yra iš tikrųjų tokia, va čia yra turinys, o čia yra reklama. Jeigu žiūrite, čia yra Lexuso reklama ir šita Lexuso reklama papildo turinį. Jūs čia galite pažiūrėti video, galite slideshow pažiūrėti, gražiausią Lexusą, sudalyvauti kažkokiai facebookiniai diskusijai, dar kažkas. Visas šitas plotas yra kaip turinys. Jisai papildo tai, kas yra padėta ir dėl to jisai, aš tikiu, yra daug efektyvesnis. Ten truputėlį didesnis pavyzdys. Irgi visas šitas plotas yra, kaip ir reklama iš tikrųjų, ar ne? Tačiau jis visiškai susišaukia su turiniu. Reklama yra turinys ir ją reikia ruošti kaip turinį, jeigu jūs norite, kad žmonės ties ją užsilaikytų. Aš negaliu pasakyti, kad tai yra taisyklė, bet aš manau, kad tai yra trendas, tai yra siekiamybė į ateitį. Reklama turi pavirsti turiniu. Mes dabar toksai nedidukas pavyzdys, mes iš tikrųjų pradedame daryti kažkokius projektukus iPadams, ar ne? Ir ten reklama iPad yra visiškai tokia pat kaip turinys. Jinai turi taip pat gražiai žiūrėtis, taip pat gražiai slankioti, jinai galbūt ten įsijungia kažkoksai video, galbūt ten dar kažką padaro, tai yra lygiai toks pat turinys, jinai turi naudotis lygiai tomis pačiomis galimybėmis, kuriamis naudoja medija. Jeigu portalas koks nors naujienų gali dėti slideshow, gali dėti video, gali dėti tekstus, gali kažkokius komentarus prie to organizuotis, kodėl to negalėtų reklama daryti? Nematau jokios priežasties, kad kokybiška savo turiniu ir patekimu reklama negalėtų naudotis
tomis pačiamis galimybėmis kaip turinys. Ne? Tai čia žiūrint, ir iš tikrųjų ir medija yra daug geriau, nes redaktoriai dažniausiai reklamą žiūri neigiamai. O žiūri neigiamai todėl, kad šita reklama darko turinį. Tai jeigu reklama jau nedarko, jam padeda, bus visai kitas, jos priėmimas ir iš medijos pusės. Jinai, nežinau, ne tai, kad įgaus daugiau, kaip čia vadinti, svorio, ar kažkaip jinai bus daug noriau priimama ir redaktorius įdės į tuos reklamos pateikimą kažkiek širdies. Kitas slaidas, čia kaip pavyzdys iš tikrųjų, įsiliejant į kontekstą, čia yra VŽLT, o čia yra toksai mažiukas daiktelis, kaip reklama neįkyriai įsiliejo į turinį. Jūs turbūt pažįstate, ar ne? Čia yra Teledu. Jie atsirinkdavo, kur norėdavo pasirodyti, jeigu tai yra iš tikrųjų kažkas apie inovacijas, apie protingą sprendimą, jie prisidėdavo šitą ženkliuką. Protingas sprendimas. Čia niekas nuo to nei nukentėjo, visą tai puikiai žiūrėjosi, tai gerai tiko, mano nuomonė, tai buvo labai geras projektas. Aš ne tokia didelė apimtim kaip ten Project Devil, bet iš tikrųjų va tokie daiktai man patinka. Antras dalykas, kas yra svarbu, kad šitas sprendimas įsilieja kažkaip į kontekstą, į turinio kontekstą. Aišku, gali būti, mes prie rašinio apie TV galime reklamuoti automobilius ir galbūt iš tikrųjų kas nors tai atkreips dėmesį, bet iš tikrųjų, kuo daugiau pataikysite į kontekstą, tuo geriau. Paėmiau iš Bonner Media Research tokį išryškinau vieną, kaip čia pavadinti, čia toksai headlinas pastebėjimas, kuris yra labai stiprus, kad visi medijos ir naujienų vartotojai, jiems nebe taip yra svarbu kokybė to, ką jie skaito, jiems yra svarbu vietoje ir laiku, ar ne? Tai kokybė nebe tokia svarbi. Tai tą, kur rodžiau prieš tai, kontekstą, iš tikrųjų atitinka šitą mintį. Jūs turite pateikti, būti su savo reklama vietoje ir laiku. Reklama ten, tas laikas iš tikrųjų yra toksai labai sąlyginis. Ar iš tikrųjų reikia ten kažkokį nors banerį rodyti 3 savaitės nuolat, ar ne, arba kaip tarkime Čili pas mus rodė banerį tarp 10 ir 12 valandos prieš pietų metą telefoną nemokamą maistą. Ne? Jeigu tu artėji prie pietų, tai galbūt atkreipsi dėmesį į tą trumpąjį telefoną, kad tavo atvežta, nepamenu, kažkiek tų picų nemokamai. Ne? Jeigu tu sėdi vakare 8 valandą ir dar kažką skaitai, tai tas trumpas telefonas turbūt dažniausiai nekels jokių, asociacijų. Tai reikia būti vietoje, galbūt tai yra mums didelis iššūkis, ar ne? Mums tik atrodo, kad reikia viską labai padaryti gerai, kad ten labai, puikus tekstas, puikios nuotraukos, o iš tikrųjų niekam nesvarbu. Gali būti ir netokie puikus, arba vietoje ir laiku. Tai jeigu jau medijai toks iššūkis, tai reklamai jo labiau. Visokiausi mobilūs devaisai. Mes, kaip medija, iš tikrųjų stengiamės sugauti savo vartotoją. Ta mūsų rinka labai segmentuojasi, iš tikrųjų, labai smarkiai. Ypač, kai turi daug, medijos ne šiaip sau turi daug kanalų. Todėl, kad vartotojai labai išsibarstė. Visi mes esame dabar labai individualūs. Ir kiekvienas tą mediją vartojame labai skirtingai. Ne? Aš pagal save jaučiu, kad iš tikrųjų laikraščiai beveik nebeskaitau. Retkarčiais. Bet už tai ir tą žiūriu, ir dar tą pažiūriu, ir šitą. Tai tos naujosios medijos, mes jas visur stengiame pagauti, iš tikrųjų jūs turėtumėte mums nenusileisti ir stengtis juos pagauti kartu su mumis. Jeigu mes einame kažkur, matome nišą, jūs turėtumėte eiti iš paskos.